apie ką mes ilgai kalbame, tai mes kalbame apie pilietinę visuomenę. Per 35 metus mes džiaugiamės, kad susiformavo pilietinė visuomenė, bet pagal tam tikras indikacijas mes galime pasakyti, kad ji nėra tokia didelė ir stipri, jinai yra gležna. Disciplinos svarba ir taisyklių svarba. Karas yra organizuotas prievartos naudojimas. Ir organizuotas prievartos naudojimas skiriasi taip pat kaip muzika skiriasi nuo triukšmo. Yra struktūra, yra įsakymas, yra vadas, yra pavaldinys, yra paklusnumas. Yra planas, kurį mes vykdome. Yra merkinės puolimas, tuo pačiu Ramanausko tam įvardinimas sakom, būtų dar truputį geriau paėję. Jeigu truputį būtų daugiau drausmės ir disciplinos. Tuo tarpu dabar mes turime 35 metų valstybę, turim pakankamai gerą gyvenimą ir kai reikia ginti valstybę, mes nelabai žinom, ką mes ginam, net nelabai turim norų ir atrodo, kad viskas taip ir turi būti. Šiai dienai mūsų valstybėje, man labai gaila, kad kariuomenėje požiūris į informacinį karą yra toks, kaip pasakyti, neįvertinamas yra jo svarba ir poveikis. Vieta, kur iš tikrųjų buvo užkasami partizanų kūnai ir jų tas kiekis yra, tiesą pasakius, nesuskaičiuojamas, nelabai aišku yra, kiek jų ten yra. Ir toj apylinkiai, bet turbūt to cinizmo yra irgi tas puikiausias pavyzdys sovietinio, kad toj vietoj buvo įrengtas mokyklos stadionas. Ko mes nepadarėm, tai mes nesugebam partizanų pamokų išmokti mūsų šios dienos realijas. Lietuviškoji tapatybė. Numeris 1 problema. Didžiulė problema lietuviška tapatybė. Dėl ko žmonės emigruoja? Tai kas tai yra? Dėl to, kad nėra tapatybės. Tu nesusijęs su šituo kraštu, tu esi kaip smiltelė, tave kur vėjas pučia, kur tau geriau ten sėdi. Iškia, tai mes turime šitą problemą ir kada mes tą darom labai vyresniam amžiui, tai mes niekad nepasieksim, jeigu šeimoje nėra padėtas pagrindas. Tiesiog nėra ko augti. Partizanai, dauguma jų buvo užkasti gana negiliai. Ir kad tai yra negiliai užkastas žmogus, tas nykimas palaiko, jis yra spartesnis. Kuo arčiau žemės paviršiaus, tuo skeletas nyksta sparčiau. Bet ir pas mus visuomenėje, ir politiniuose lygiuose, ir paprastoje visuomenėje dominuojanti nuomonė, pabandykime nieko nedaryti, gal kažkaip pro šalį praeis. O mažu nieko nenutiks, kur turime kaip tik galvoti apie tai, kad pasiruoškime, tada būsime puikia prevencija, kad to nenutiktų. Bet mes visi sėdime ir galvojame, gal nesiruoškime, mažu tai nenutiks. Tai kuo mes labiau nesiruošime, tai būtinai nutiks ir tuo skaudžiau mums. Aš pastebėjau, kad kartais net nereikia teksto, mano vaikam užtenka pažiūrėti partizanų nuotraukas. Tai aš manau, nuo mažens bent jau tas nuotraukas, jau užtenka tas nuotraukas rodyti ir taip toliau jau vaikus sąmoningai kyla klausimai, kodėl, kaip, kas čia yra. Ir tų vaizdinių turėtų būti daugiau ir man atrodo, tas pats Adolfo Ramanausko Vanago paminklas. Mes kryptingai specialiai pasirinkom klasikinę paminklo formą, kario formą, ne tam, kad diskutuotumėm ten apie kažkokius meninius, aiškius, sunkiai apibrėžiamus sprendimus, apie tai, kad tai būtų prieinama ir vaikui, ir labai aiškiai suaugusiam. Tai mano vaikas iškart žino, kad yra Vanagas. Merkinė yra Vanagas. Tai, sakau, edukacinė prasme mes dar turim, kur labai pasistengti. Nuo 97 metų, pavyzdžiui, partizanų tema iki šių dienų, partizanų tema išleistos 42 knygos lietuvių kalba, taip pat 7 knygos anglų kalba, 2 knygos prancūzų kalba, 1 knyga vokiečių kalba, 1 knyga ispanų kalba, 1 knyga švedų kalba išleista. Taigi ir 2 knygos rusų kalba.
Norėčiau pabrėžti, kad vienam partizanui aktyviai kovoti reikėjo ne mažiau kaip 5 civilių paramos. Tai reiškia, kad kova buvo visuotinė, o ne saujelės ginkluotų vyrų iniciatyva. Neatsitiktinai šiandien sakoma, nėra giminių, kurios vienaip ar kitaip nebūtų paliestos partizaninio karo. Vienus palėtė tremtys, kitus žūtys, kitus slaptas rėmimas, dar kitus informacijos perdavimas. Partizaninis karas buvo visos tautos atsakas į brutalią sovietų okupaciją. Rusijoje gyvena apie 100, ten gal 40 kokie tautų, dabar tiksliai nepasakysiu, bet tikrai virš 100. 197. Tva dar net daugiau. Kieno jos istorija mokosi? Jos visos mokosi Rusijos istoriją. Ne savo tautelių, ne totorių, ne kalmukų, ne baškirų, ne dar kažkieno, bet Rusijos istorija. Reiškia, nukariautos, okupuotos tautos mokosi, kaip ir mums buvo peršama, Rusijos istorija ir ideologija. Reikia dirbti kartu, suglaus pečius ir kovoti už savo istoriją, už savo nepriklausomybę, už mūsų Lietuvą, nes mes ją turime tik tai vienintelę.